Nuo 2011 metų Lietuvos miškų urėdai vietoj buvusių 39% moka 44% mokesčių nuo savo pelno. Tokių didelių mokesčių nemoka ne vienos kitos ES valstybės miškininkai. Pavyzdžiui, Kauno miškų urėdijos apyvarta 10 milijonų litų. Padidinus mokesčius, urėdijos išlaidos mokesčiams pakilo daugiau nei 70 000 litų. Ar padidėję mokesčiai smarkiai apsunkino Lietuvos urėdijos gyvenimą? Sveiki, atvykome į Kauno miškų urėdiją pasišnekėti su Kauno miškų urėdu Edmundu Kovalčiku apie mokesčių pasikeitimus miškų urėdijoje. Ryškiai padidėjo nuo pernai metų, kadangi bus papildomai teko dar sumokėti vos ne 100 000 litų reiškia valstybės biudžetą. Tai viso bendrėjai mokesčiai sudaro nuo mūsų pajamų, sakykime, apie 44% šiai dienai. Tai iš tikrųjų tai didelį, mums sunkiai, kaip sakyti, dalia teko, bet mes vis tiek stengiamės dirbti pelningai reiškia ir susitvarkom su valstybės biudžetu ir šiaip taip dar pragyvent dar patys. Ar šie mokesčiai pakeitė jūsų darbą? Nesakyčiau, kad jie labai, aišku, ženkliai pakeitė, tai bus įpareigojo tik tai labiau, kaip sakyti, apsiriboti savo išlaidas. Labiau reikia skaičiuoti, labiau viską, kaip sakyti, žiūrėti, viską labai gerai pasverti ir tik tai įsigyti tas investicijas daryti, tos, kurios yra būtinos išgyvenimui ir užtikrinti mūsų dirbančiųjų, kaip sakyti, normalią padėtį. Tokių didelių mokesčių nemoka jokia kita ES valstybė. Jūsų nuomonė, kodėl Lietuvoje mokama tiek daug mokesčių? Aš manyčiau, kad iš tikrųjų Europos Sąjungoje ir turbūt ne kad Europos Sąjungoje, bet visam pasaulyje, bent jau miškų sistemoje, tai ne viena organizacija nemoka tokių didelių mokesčių, kadangi aplamai, reiškia, miškų sistema yra būtent dotuojamos iš valstybės. O pas mus jau yra taip, kaip yra. Jūsų asmeninė nuomonė, mokesčiai turėtų būti aukštesni, žemesni, ar jūs manote tinkami? Manyčiau, kad jie turėtų būti šiek tiek mažesni, bent kokį nors 25% būtų, tai būtų tam tikras indėlis į Respublikos, reiškia, valstybinį biudžetą ir tada miškų urėdijos tikrai galėtų daugiau skirti tų lėšų, kas liečia, kadangi mes vis tiek viską pradedam nuo sėklos ir iki medžio nukirtimo. Tai didelis investicijos labai reikalauja, daug lėšų reikia miško atkūrimui. Tai mes galbūt galėtumėm daugiau čia įdėti tų lėšų ir manyčiau, kad nuo to miškam būtų tik tai gerai. O miškai tai yra mūsų, kaip žinome, visi ir ateitis, ir plaučiai, kaip sakoma, ir viskas tai aplamai Lietuvos, reiškia, visa gerovė, visiems žmonėms būtų nuo to tik geriau. Kas teikia urėdijai pagrindinės pajamas? Kaip mes pajamas gaunam tik tai iš miško, reiškia, ruošos darbų, tai reiškia, iš medienos, reiškia, kirtimo ir dar šiek tiek pajamų, žinoma, uždirbame mes ir augindami miško sodmenis. Tai reiškia, tiek dekoratyvus auginam, tiek miško atkūrimo auginam sodmenis, tai va čia visos yra pajamos. O šiaip jau, dar labai nedidelė dalis tai yra už paslaugas, ten reiškia, privačiam miško sektoriui, bet tai sudaro labai nedidelį procentą. Miškininkų teigimu būtų gerai, jog kylant valstybės ekonomikai mokesčiai būtų peržiūrimi. Medienos kainų sumažėjimo atveju pritrūktume lėšų investicijoms, technikos atnaujinimui, miškų tvarkymo darbams. Miškų urėdijos per dešimtmetį savomis lėšomis įveisė naujų miškų. Beveik 1/5 šalies medynų yra brandus, o pokario laikais tokių tebuvo perpus mažiau. Tad išaugintas ir išpuoselėtas didžiulis lobis, kurį būtina išsaugoti. Pūko žinioms Deividas Zaranka ir Kęstutis Petkevičius.